Sveiki! Daugelis mūsų klientų klausia, kokie yra geriausi ir patogiausi bei greičiausi būdai pasidėti pinigus į Forex brokerio sąskaitą. Šiame video trumpai pašnekėsime apie tuos būdus, o detaliau pristatysime, kaip pasidėti pinigus pas Forex brokerį per internetinį banką Moneybookers. Tai kažkas panašaus kaip PayPal, tik tais Europos įmonė ir ten viskas biški paprasčiau. Taigi, vienas paprasčiausių būdų įsidėti pinigus yra kreditinė kortelė. Dedant pinigus iš kreditinės, šioje prekybinėje sąskaitoje pasirodo praktiškai akimirksniu. Patogu, greita, tačiau ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. Ne visi suprantame, kad paprasta mūsų kortelė, su kuria apsipirkinėjame parduotuvėje, ne visuomet tinka, nes ji nebūtinai yra kreditinė. Šiuo atveju turi būtent kreditinė kortelė, o ne debetinė, ant kurios parašyta Visa ir po ją parašyta Elektron. Šita jokių būdų netinka. Kitas būdas turėti virtualią mokėjimų kortelę, jeigu neturim kreditinės. Pavyzdžiui, SEB bankas turi Visa Virtuon vadinasi, žinau, kad turi DNB bankas kažkokią tai Master Virtuon kortelę, kuriomis galima atsiskaitinėti tik tais internetu. Tos kortelės pilnai tinka, tačiau būna visokių nesąmoningų keblumų ir su jomis. Pinigus galima taip pat pasidėti į prekybinę sąskaitą tarptautiniu banko pavedimu. Tai kainuoja nepigiai išsiųsti pinigus iš Lietuvos, tarp 70 ir 90 litų priklausomai nuo banko. Bet jeigu siunčiama suma yra didesnė, sakykime, viršijanti $1000, tada gal net ir apsimoka siųsti bankiniu pavedimu. Tačiau mūsų manimų pats geriausias, patogiausias, pigiausias būdas į prekybinę sąskaitą pasidėti pinigus yra internetinis bankas Moneybookers. Pažiūrėkime, kaip atrodo visas pinigų įsidėjimo procesas, jeigu naudojame Moneybookers sistemą. Taigi, mūsų svetainėje Forex ABC po skiltimi brokerių sąrašas galite rasti banerį Moneybookers. Jį paspaudę jumis numes į Moneybookers puslapį, kur jūs galite atsidaryti Moneybookers sąskaitą, jeigu jos neturite. Tada spausti reikia mygtuką Sign Up ir jumis išmes į šitą langą ir aš trumpai pradiskutuosiu kas ir kaip. Šalis Lietuva, reikia pasirenkam matyti iš anksto. Kalba galima anglų arba rusų, nežinau, nemanau, kad lietuviai kalba turkiškai. Aš renkuosi anglų ir tada čia klausia, ar norite ir Mastercard kortelę gauti iš Moneybookers, jeigu norite taip, jeigu ne, paprastai spaudžiate Sign Up šitoj pusėje Personal Account. Tada jumis išmes į šitokį langą, kuriame reikia viską užpildyti. Kas jūs toks, vardas, pavardė, adresas, regionas, ar kraustėtės per paskutinius 2 metus, rekomenduoju dėti ne visada, telefono numeris, gimimo data, currency. Rekomenduoju pasirinkti ne litus arba dolerius arba eurus, priklausomai nuo to, kokią norit sąskaitą atsidarinėti pas brokerį, nes kitaip gali vykti dvigubas konvertavimas, ar ne? Tai šitą valiutą būtinai pasirinkite ir prisijungę, būtinai pažiūrėkite pirmą kartą prieš siųsdami pinigus, ar tikrai ta valiuta yra tokia, kokią nustatėte čia, nes kartais visko būna. Taigi, pasispausite Accept and Create Account, viską sudėję, gausite nuorodą, pasitvirtinsite ją iš elektroninio pašto ir atsidursite, žodžiu, va tokiam lange. Įsidėti pinigus reikėtų spausti šitą mygtuką Upload Funds ir pasirinkti, pavyzdžiui, būdą, jeigu norite per banką, kas yra nemokamai. Ta prasme, mokėsite tik tai vietinį lietuvišką mokestį už pavedimą tarp Lietuvos bankų, ten litas 80. Ir va jūsų rekvizitai. Čia įmonė, kuriai siunčiate, čia bankas, į kurį mokėjimą atliksite, čia banko sąskaita, į kurią mokėjimą atliksite, čia Swiftas nereikalingas ir būtinai įrašyti reikia šitą skaičiuką. Va šitą, kuris yra čia, nes šitą skaičiuką reikia įrašyti į paskirtį, tam, kad pinigai užsiskaitytų pas jūs į šitą sąskaitą, kitaip jie neužsiskaitys. Ir
pinigus reikia siūsti litais, jokia kita valiuta į ūkio banko sąskaitą, ar ne? Jie ten jau daugiau konvertuosis ir čia jums užsidegs tokia valiuta, kokią jūs norėjote, va, turės degti skaičiukai, eurai ar ten kažkas, tai, ar ne? Tada, kai jau pinigai bus čia, jums tai reikės spausti send money ir čia įrašyti gavėją, kas gaus pinigus. Šiuo atveju, jeigu tai yra Easy Forex brokeris, įrašote šitą adresą EFT TRADI trumpoji ngmb eta easy-forex.com. Dar šitą adresą rasite po mūsų šitom video, kad galėtumėt copy-paste padaryti. Pasirenka, čia nieko nerašot, čia įsirašot sumą, kurią norite nusiųsti, sakykime, šiuo atveju 80 eurų aš galėčiau tik tai, nes man rodo, kiek galiu, ar ne? Čia valiuta, kurią siūsite, email subject įrašykite savo prisijungimo pavadinimą pas jūsų brokerį. Pavyzdžiui, jeigu jūs ten susikūrėte prisijungimą username, tą vadinamą vardas pavardė, tai čia rašot vardas pavardė ir čia trumpas aprašymas, galite įrašyti bilenką. Please accept my deposit. To account ir jūsų username. tą trumpą tekstuką anglų kalba irgi rasite po šitom video. Ir tada paspausite next ir jumis išmes į tokį langą ir čia turėsite pasitvirtinti savo gimimo datą, paspausti send ir pinigai išeis. Gausite iš karto patvirtinimą į elektroninį paštą, kad pinigai buvo išsiųsti ir kokia suma. Tą patvirtinimą prisekti galite marinai@easy-forex.com kaip patvirtinimą, kad greičiau pinigai ateitų ir pinigai pasirodys jūsų sąskaitoje. Šiam kartui tiek. Iki.